Toliau kokį šiandien dar naudosiu, štai 7,5 cm, tokios formos masalą. Jisai tinka tiek lydekom, tiek starkiam, tiek ir ešeriam. Labai universalus ir kas įdomiausia, kad jisai yra stintos skonio, stintelės skonio. Kaip žinote, plėšrūnai, labai ypatingai lydekos, mėgsta pakapoti stintų ežerinių. Taip ir galvojau, kad šitas modelis turėtų tikrai suveikti gumos, nes labai jau tikrai neblogai padarytas. Puikiai dirba uodegytė, spalvinimas irgi gražus, su tokia saulėta diena, liuks labai gražiai po vandeniu, atrodo blizga, viskas padaryta teisingai. Kibės. Radom įlankėlį, šildosi. O čia irgi. Štai įlankėlį arba čionais vietiniai kažkokių tinklų pristatę buvo. Arba čia gal liga kažkokia siaučia, kad jos visos žaizdotos kažkokios. Arba didelis monstras apsigyveno. Opa. Na, varijuoju iš tikrųjų šiandieną gumų spalvomis. Galiu pasakyti, kad nėra kažkokios tai šiandieną spalvos, kuri išsiskirtų. Tiesiog kaitaliojimas gumos, prisitaikant prie oro sąlygų, nes tai lyja, tai iš vienos pusės vėjas, tai saulė per debesį, tai saulė šiaip šviečia be debesies.